Sveiki visi pamėgę žvejybinio almanacho puslapį Facebook'e, taip pat ir esantis jo sekėjai. Kaip žinia, prieš kurį laiką buvo paskelbta narių registracija Vestin Lietuva ir kartu su žvejybinio almanachų žaidime, loteriniame žaidime buvo galima registruotis, pasakius noriu Vestin, pasidalinus to įrašu pas save profilyje Facebook'o ir laukiant tos dienos, kada įvyks tas įsukimas. Tai va, o laimėtojas bus išaiškintas atsitiktiniu būdu. Yra daugybė tokių laimės ratų internete. Vienu iš jų aš ir galvoju dabar pasinaudoti. Biškutį užsidėlsė tas reikalas, nes sutapo taip, kad būtent jau 20 dieną turėjau būti komandiruoti išvažiavęs, dabar tebesu dar tenai. Orai čionai nelabai kokie, nesinorėjo viduje daryti tokios trumpos laidelės. Tai va, šiaip netaip išlaukiau tokios saulės, bet labai stiprus vėjai, nežinau, čionai girdėsis ar ne. Gal turiu vilties, netrukdys įrašymui. Tai va, tai šiandieną eisiu toj, kaip sakant, jungti tą ratą ir visi žmonės turi šansą laimėti to lygių. Tai va, tai vėl ateina vėjas. Labai stipriai net kamera judina, ko gero matosi. Tai va, tai einu dabar prie to laimės rato vadinamo, suksim laimėtoją ir žiūrėsim, kas laimėjo. O prizas iš tikrųjų yra labai gražus, yra Vestin kepuraitė, tokia vat, kaip aš dabar čia turiu. Taip pat yra ir 3 visiškai nauji masalai, kurie tik tai dabar išėję, pasirodė ir dar jų niekada nebuvo rinkoje. Niekas su jais nebuvo gaudęs. Ir taip pat žieminės pirštinės. Geros, šiltos žieminės pirštinės. Taip pat visiškai naujas dalykas, pas Vestiną anksčiau nebuvo tokių dalykų pernai metų žiemą, čia dabar šią žiemą išėjęs dalykas. Tai va, einu dabar prie kompiuterio, nes turiu jį čia netoli ir atsiras langas kažkur tai galbūt va šitoj vietoje sukimo ir žiūrėsime, kas yra laimėtojas. Taigi, va žiūriu, atsidarau puslapį. Įjungiu įrašymą vaizdo ir paspaudžiu suktis. Paspausiu kelis kartus suktis, tegul sukasi, tegul šis sukimas būna ilgesnis. Tegul pasisuka nava ir paleidžiu, žiūrim, kas gausis. Na, jau toj, jau visai greitai. Na va, turime laimėtoją. Neįvardinsiu, tai noriu, kad visi pažiūrėtų iki galo šitą loteriją. Tai va, ir laimingasis jau yra aiškus. Sveikinimai. Iš tikrųjų gražus prizai. 3 atskiri prizai, tai kepuraitė, pirštinaitės ir 3 masalai. Tai va, kadangi aš su komandiruotėje, reikės man surasti, kas išsiųs tą prizą jum. Gali tai užtrukti kurį laiką truputėlį, bet nesijaudinkit, jūs įgausite be vargo. Tai va, tai dar kartą sveikinimai. Noriu priminti, kad Vestin Lietuva ir žvejybinis almanachas tai glaudžiai dirbantis Facebook profiliai. Manau, kad ateityje bus dar ir toliau gražių žaidimų žvejam, tad likite su mumis, prenumeruodami, pamėgdami, bei taip pat kas kartą pasidalindami su bičiuliais mūsų įrašus, kurie gali būti ir naudingi ir jiem, tarkim. Jeigu jie yra žvejai, domisi kažkokio tai gamintojo produkcija arba seka to gamintojo naujienos. Taigi, geriausi linkėjimai nuo Vestin Lietuvos. Neižvyno visiems ir susimatysime greitų laikų online kitose laidelėse ar įrašuose.